paprasta. Tai matosi, kad vyras, tikras vyras. Su šypsenomis, tačiau iškart pilnu krūviu, nė dienos įsivažiavimui. Visi krepšinio rinktinės kandidatai likus porai savaičių iki stovyklos gavo pasirengimo planus ir turėjo pagal juos ruoštis. Treneriai sakė, greitai pamatysime, kurie tinginiavo. Fizinio pasirengimo treneris vesti pirmąją treniruotę patikėjo Tomui Delininkaičiui. Taip, vykstame. Lauka ženklų, kur mane... Kokiu tempu? Bėgam. Lengvai sakiau, bėgam, nešliaužiamo, bėgam. Nu, aš nežinau, man atrodė, kad visi vyrai ruošiasi ir visi dirba nori, niekas taip labiausiai nepavargo po pirmos treniruotės, nes krūvis šiandien tikrai buvo pakankamai geras ir nei vienas nenukrito, nei vienas neiškrito. Ramiai ir ištemptų ranką ten, kitą čia. Praėjusiais metais Delininkaitis liko paskutiniu krepšininku iš kandidatų stovyklos, su kuriuo prieš olimpiadą atsisveikino treneris Ramūnas Butautas. Šiemet jis pasiryžęs patekti į 12-uką. Dėl to jis visas jėgas deda darbų stovykloje ir sako, kad net kontrakto reikalai nustumti į šoną. Kol kas mano visa koncentracija yra rinktiniai, nes kiek galima būti 13, reikia kažkada tai pasimušti, nes tenksime šiais metais. O kaip bus žiūrėsim, visas priklausys nuo manęs. Šiemet atrodo tokios realiausios galimybės, bent žiūrint į antrus. Galimybių visą laiką yra, ir praeitais metais, ir užpraeitais buvo galimybių, jų visą laiką yra. Pajėgių Delininkaičio pozicijos žaidėjų šių metų rinktinėje trūkumas, ypač apie sprendimą nedalyvauti čempionate pareiškus Rimantui Kaukėnui. Ukrainoje pastaruosius metus žaidusiam Tomui Delininkaičiui gali tekti imtis ir neįprasto žaidėjo vaidmens. Pasirengęs tam žaidėjo vaidmenį, jeigu jį reikės sutikti? Kodėlgi ne? Be abejo. Kažkaip labiau teko praėjusį sezoną ar vien atakuojančią? Ne, šiaip pagrindinis mano pozicija yra daugiau atakuojančio žaidėjo. Aišku, galiu aš ten padėti, reikalų esant žaidinėti kamuolį. Tame problemų nematau. Aurimas Račiukaitis, Paulius Valatkevičius, L-Rytas LT.